ar gali žmogus imti ir pasikeisti? Susitvarkyti kokius nors destrukcinius savo įpročius arba pakeisti savo bendravimo modelį arba tiesiog pakeisti savo požiūrį į tam tikrus dalykus, kad imti ir priimti kitaip sprendimus. Aišku, kad gali. Tiek šiandien dienai pasaulyje yra tiek daug įvairių metodų, tiek daug įvairių technikų, tiesiog jūra informacijos ir žinių. Todėl blaškytis ir ieškoti, rinktis arba dar blogiau bandyti 1, 2, 3, 10, tai toksai savotiškas pramoginis fetišas, kada tai darau ne dėl to, kad užaugčiau ir pasikeičiau, bet tiesiog, kad patirčiau vienam ar kitam terapiniam būrelį kažkokį tai malonumą. Ir tai dažniausiai ir vyksta, o po to žmonės nusivilia ir liūdi dėl to, kad tai nepadėjo. Iš tikrųjų, ko gero, reikia pasirinkti specialistą pagal tai, kiek jis turi tos patirties savo srityje, kiek jis yra padaręs gerų darbų padedant žmonėm, kiek jis turi tų sėkmės istorijų, pagal tai, kiek jisai savo srityse pasinešęs į tą profesionalumą ir stengiasi daugiau žinoti, daugiau suprasti, mokintis, nes aš manau, kad žmonės, kurie užsiima saviugdą arba užsiima psichologiją ar kitais metodais, jie turi tobulėti ir tobulėti nuolatos, kiekvieną dieną. Ir jeigu jūs pasirinksit tinkamą specialistą, patikėkit, netaip ir svarbu, kokias jisai technikas taiko, jeigu jūs matysit, kad tai efektyvu. Ir tai pastebėsit iš tikrųjų po 1, 2 sesijos, kai patirsite, kad tai, ką jis daro, iš tikrųjų veikia, kad jūs po tų sesijų jaučiatės kur kas geriau, o galbūt ir vyksta tos transformacijos. Vienais atvejais jos vyksta palaipsniui, kitais atvejais staiga ir iš karto, kitais galbūt visiškai nepastebimai, bet jos vyksta. Gilinkitės į patį specialistą, ką jisai daręs, kiek jisai padėjęs ir kiek jisai turi žinių toje srityje, kurioje jisai dirba. O ne patys bandykite iš knygų ar iš kokių nors gurų išmokti vieną ar kitą techniką ir tada jos pagalba, nežinau, tvarkytis visas situacijas. Tai neveikia, reikia daug skirtingų technikų, daug skirtingų modelių ir juos lankščiai taikyti vieną su kitu, kad pagauti tą pagrindą, kuris būtent suveiks jums. Tai to aš jums linkiu, pasirinkit gerą specialistą.